2012 metų šaltinis numeris 82. Ažarai iš Eidsbūrinuose. Pasakoja Malvina Česnulienė. Nu ir dar pasakojo, kad Marcinkonių bažnyčių statė. Tėvulis čia pasakojo, kad statė burliokai iš tų akmenų aptašytų. Nu ir sako, jau buvo suvežtos medžiagos, nu ir jau pradėjo tų bažnyčių statyt. Ir kad atplaukė ažaras. Nu ir sako, jau būt nunešęs viskų, bet sako, vienas tas burliokas išbėgo, parstvėrė, pasbėgėjo toliau šonan, kur jau nėra tos statybos medžiagos, ir jiems smėgė kuolalai. Ir tas vanduo, žinokit, per tų visų šonų kuolalio ir nuvejo. Nu ir jau jis sustojo tas vanduo ir paskui nuplaukė, tai aš jau nežinau, kur jis nuplaukė. Tas ažaras, žinokit, bet jūs pamislykit, būt nunešį viskų gatavai. Buvo vaikeliai užajęs ežeras. Užrašė Henrikas Gudavičius. Pasakoja Adelė Saulevičienė. Atsimenu, pasakojo Motulė, amžinų atilsį pasakojo burlokai, kokie išrasėjo iš Sibiro, kokie atvažiavė užajo, tai ažarus išlaistavo. Tai sako, Marcinkonių kasinio ažaro norai išlaist. Tai būti išlaidį, ale sako, labai daug kaimo nukentės. Ir tik vakap lasdėlį mosterį ir viskas, nuveina tas vanduoj. Tai va tep darė burlokai. Burlokai vadė, amžinų atilsį Motulai sako burlokai. Tai sako, ažaras būtajais kol kas būt neatspėjai jo vardo. Tai dar varenon Gleba ažaras, tai girdėjot gali, tai tepgi sakė palaistas. Tai vis Motulai amžinų atilsį pasakojo ganė karvė žmogus ir vadė Gleba karvį. Gleba, susto, kur taini, kur tu? Ir sustoja ažaras, ir jo vardas buvo Gleba. Tai ažaras stovi ant lygo daikto, mateigi varenon. Tai tepgi palaistas, Motulai pasakojo amžinų atilsį. Čia raunikai cei. Darti auksinė dėžė kasinin. Tai mama pasakojo, sako, kokia auksinė dėžė, ir jį viršun plūkavo, ir visi sako, ant ko paverstų dėžį, ant ko jau paverstų auksų, tai toj dėžė atsidaris, aukso tį pridėta, tai visi sako. Tai ant to, tai ant to, tai ant bažnyčių, tai ant to, tai ant to. O vienas pasakė, sako, ant palaistuvių. Raiškia ir atsidarė toj dėžė. Pasartina palei kraštų ir aiškiai liepė imti. Ta žmogusgi pasbijoj ir jį nuplaukė, sako, ant vieno šono gulai jau 100 metų, o dar ant kito šono gulai jau 400 metų. Tai mama pasakojo, amžinų atilsį, tai mano mama iš Marcinkonių. Tai širdužėlė ant to užburta, jei ant to užburta, tai viskas. Tai mama pasakojo, nok pretkų, tai gal kelios pakaleinios pasakojo. Pasakoja Marytė Akstinienė. Ratničion buvo kadaise tokis čaraunykas iš Zapurvės. Ir žinokit, išvedė ažarų šituoj nukap ratničėlai supiu. Buvo mišios bažnyčion sekmadienio, sako, ale užimas pasdarė. Visi išbėgo žmonės iš bažnyčios. Nu ir jis jau sako, tas šaraunykas eina, tepkuolalį užkišo ir vanduo jau maišos ir tas vanduo niekur neina. Tada čaraunykas nuvejo toliau, kito kuolalį užkišo, o jau šitų ištraukė. Davėjo intų kuolalį vanduoj ir vėl sustojo. Ir žinokit, davedė net in Nemunų vandenis. Su Nemuno vandenį tai tas vanduo nebendravo. Jis kažkur išajo, nutekėjo tas vanduo. Nu ir tik būk, tai sako, karvės ganė, jau tep kalba žmonės ir jau sakys, kur eini keršit, tepjautsiai pašaukė tiesiog. Ir tuoj rozu,
tas vanduo pradėjo suktis ir sustojo. Pasirodo, to ažaro buvo Keršis vardas, o tepgi tik te pasakė, Kerši, kur eini ant gyvulio, o ažaras sustojo. Kurgi prie Merkėnės kažkur yra tas, tokis negilus ežerokas. Tai jūs dar pamislykit, čia Raunikas iš Zapurvės išvedė, tas ežeras tokis kabliūdas, o ažaras gi buvisti Guduose. Pasakoja Elžbieta Albina Kuokštienė. Kadaise tėtė pasakojo, kad Sapagilšy buvo dvaras didžiulis, ir ponai buvo tenai, ir kokis tai žmogus, bet kokis tai niekas jo nežino. Tai skaitos, ta žmogus šitų upelį nuogmūs ežero vandenį su savim varė, nuogmūs ežerų padarė. Dvaras nuskindo, liko tik kunigas su knygu, vandenin, ežeran, ežero vidurin. Jis su tuo knygu išplaukė su šventu knygu, o ta žmogus naktį nuvejo in gelovinį. Nokcionai ir atsirado šitas upelis, ir jis net eina in gelovinį. Nuvejo ir už gelovinės, kur irgi yra upė kokia. Nuogmūs, ką paskandino jau raiškės šitų dvarų, jau ežarų padarė, jis, tas žmogus toliau ajo, ir paskum jį upė nuvejo ir toliau ajo in gelovinės ežarų.